čia galima pakirpti, jeigu... Ne, tai jo. Tai bevaikščiant, tu pradėk gal. Gal labas, reikia sakyti. Gali pasakyti. Tai labas, kas įsijungia šitą video. Mes esam savo kelionę į New York'e ir tiesiog bevaikščiant sugalvojom padaryti, nežinau, ne podcastą, ne laidą, kaip čia vadinti, tiesiog pasivaikščiom. Kartu. Tiesiog vaikštom ir šnekam apie viską ir apie nieką. Grožimės New York. Grožimės New York'u, tiesiog sugalvojom, kad gal įjungiam kamerą, pabandom visą tai nufilmuoti. Tai kartu parodysim ir jum New Yorko architektūrą, New Yorko gatves, New Yorko žmonės, mašinas, tiesiog New Yorko gyvenimą. Ir tiesiog pasivaikščioti kartu su mumis. Nenorėjai nieko grūdėti? Ne. Ir dabar, kaip tu sakai, einam iš Greenwich West Village. Iš West Village einam link Chelsea. Chelsea, taip. Ir dabar jau vaikštame, kiek mes laiką einam? Ai, tu tikrai. 72 minutės. Tai nežinau atstumą, kaip pasižiūrėti tiksliai. Galėsim rasti bent atstumą. Jau esam nuėję 5 kilometrus beveik. Jau čia nuo dabar? Jo. O. Tai įprastai nuveinam New York'e mes plius 20 km, būna ir 30 čia per dieną. Bet kol kas šio išėjimo metu yra 5. Padėkos diena. Jo, šiandien yra padėkos diena, tai lapkričio 28. Ir ryte kėlėmės mes netgi 4:30 ryto, kad spėti į padėkos parado gan neblogas vietas. Tai iš tikrųjų... Gal reikėjo mikrofonus susidėti, galvoju. Gal, bet Bet ne, nefainu. čia pirmas blynas. Ir Galima Highline'u visų netgi prasieiti. galima. Tai Tai buvom tam parade ir nespėjom pačių pirmų eilių užimti, nes nuvažiavom buvo gal po 6. Jo, buvo gerokai po 6, manau. Jo, bet jau buvo nemažai žmonių. Bet šiaip fainas labai paradas pats renginys. Ir žmonių šiaip daug, nors ir lietus buvo, labai šalta ir šlapia, bet vis tiek daug žmonių ir girdėjom daug kieno yra tai tradicija kiekvienais metais ateiti. Tai... O dabar kaip padėkos dienos vakarienė, tai žmonės čia labai pasirezervuoja kavines, nes dauguma kavinių siūlo Pietus, vakarienę, brunčą. Aš bandžiau skaityti, taip ir nesupratau, ar tai yra tiesiog vakarienė. Ar brunčas buvo kaip, jeigu iškart po parado. Jeigu iškart po parado būtų kaip ir brunčas tikriausiai. Vis tiek apie 11-12. O šiaip vadinasi, Thanksgiving dinner. Na jo. Tai vakarienė dabar jau praėjom labai daug kavinių, kur labai taip cozy, kaip pasakyti, labai meiliai, romantiškai susėdę. Ta aplinka tokia labai padaryta faina. Bet čia tiesiog kavinių ta aplinka. Ir tiesiog gražiai, ramiai valgom. Tu kalbėk, aš tik tempą sumažinau. Tai tiesiog gražiai susėdę, šnekučiuojasi valgom, tai labai fainai. Ir pagalvojom, kad galbūt visai faina tokia ir mum būtų pasidaryti kažkada taip į kavinę, tiesiog nueiti per kažkokią šventinę vakarienę ir pavakarieniauti. Čia pažiūrėjau, kiek yra tokių vakarienių šiandien, tai visų neišvardinsiu, bet jų yra, jeigu neklystu, 9 per metus. Ai, tokių šventinė, ar ne? Jo. Tai 9. Jo, tokio. Tai jau. Kiek dabar valandų? Dabar
15,6. 15,6. O čia kokia hektaro kavinė. Jo. Diner. Čia tokia sena atrodo. Gan vėsu šiaip. Vėjuota, šiaip Highline bus stipriai vėjuota. O ten toliau matosi. Chelsea, ne? Jo, ir čia reikės užlipti. Ten toliau matom Tesla, ten stovi Cybertruckas. Buvom pasimatuot kažkurią dieną. Gal vieną dieną ir mes Turėsim, ne? turėsim. Šiaip labai daug diskusijų sukelianti mašina dėl dizaino, bet man tai jinai graži. Šiaip Didžiulė. mes važiavome, jinai didžiulė. Netgi bagažinė atsidaro kaip kokią pikapą. Jis pakapas ir yra, bet jame kempint kaip gali fainai. Jo, bet šiaip mašina milžiniška tikrai. Ne taip kaip įprasta kažkokia mašina, čia jau prie didžiųjų skaitosi. Ir tas dizainas, nu tikrai, na, išskirtinis. Va. Jeigu pastebėti, jau gal kelintas kartas šio ėjimo metu, tai mes visada einam per raudoną arba neperėjai. Tai mums labai patinkantis dalykas Niujorke yra tas Jaywalk, kai tu tiesiog krosinę gatvę, kur tau reikia kaip tikras niujorkietis. Gal tai ir priverčia pasijausti niujorkiečiu. Bet čia visi taip eina tiesiog, nu, kur patogu, kur tau reikia. Ir jeigu mašinų nėra, tai tiesiog praeini viskas. Nes milžiniškas kiekis žmonių. Kiek tu žiūrėjai, kad Niujorke gyvena Oi, su ne. apylinkėm? 2,1 milijonas. O ne 9 milijonų buvo? Ar čia tik mieste buvo? Čia tik Manhetene. Aš manau, reikės padaryti pauzelę ir tuoj mes grįšim, nes reikia biškių pasišviesinti, nes kad viskas puikiai matytųsi. Esam Hailano parko pradžioj. Šalia mūsų yra Whitney muziejus. Man atrodo, Whitney tarėsi, sakosi. Toj pusėje Hudsono upė ir New Jersey valstija. Su Jersey City čia jau iš tikro Hoboken skaitasi, man atrodo. Čia jau tikriausiai jo, Hobokenas. Labai šlapia iš Jo, tikrųjų, bet čia turėtų aukščiau ir yra. girdėtis. Jo, gal girdėsis, ką mes šnekam. Kadangi taip ekspromtu sugalvojom tokią rubriką, tai nepasiėmėm nei mikrofonų. Bet šiaip labai gražu. Mes net nebuvom vakare, man atrodo, anksčiau. Jo. Realiai šį kartą abudu perėsim Highline'ą pilną. Jo. Gal pilną neįsim, nes ten galas nuobodus. Mes niekada nebuvom šito galo šiek tiek paėję, mes visada nulipdavom vienoje vietoje ir čia tiesiog galiukas būdavo. Po truputį esam paėję. O šiaip Highline'as tai yra seniau buvęs traukinio Čia matosi. bėgiai, kaip čia Jo, negausi. čia matosi tie traukinio bėgiai, kaip tik, kurie čia važiuodavo traukinukas. Ir po to jau, kai jį uždarė, sugalvojo padaryti va tokį, nu ne parkelį, bet gali pavadinti ir kaip parkelį. Toks tiesiog pasivaikščiojimo ilgas tiltas, su kuriais augalais ir netgi yra augalų ir per vidurį, ir per šonas, ir juos prižiūri, ir net parašyta būna, kad neskinti, netrypti, nes prižiūrime augalai, prižiūrimi tie gėlynai. Tai tikrai saugoma vieta. Va, ir matom Cybertrucką. O, antras atsirado. Šitas Juodas. mažesnis, to nebuvo. Kažkaip jisai atrodo rimtai, jis mažesnis. Mes tik tą pažiūrėjom. Čia gal šis naujas. Gali būti. Kažkas nauja tam. Ir aptverta, žiūrėk, prie jo net negali prieiti. Jo. Ar gal jisai gal apdengtas? Jo, jisai apdengtas, bet tikrai jisai aptvertas, kad prie jo neprieitų. Ir jisai mažesnis. Mažesnė versija Gerokai Cybertrucko. mažesnis. Ir perpus pigesnis turbūt. Šiaip Ne, čia įdomus Cybertrucko pigesnis. kaina siekia, jeigu
pilna kaina, tai $100,000, man atrodo. Čia jau su taksais kartu ir su kažkokiu tai discountą dar gauni nuolaidą, dėl to, kad elektromobilis, jeigu neklystu. Ten po kairė yra, nežinau ar matosi, sala, bet neatsimenu kaip vadinasi, jinai tokia gėlyčių formų sukurta. Ai, Jinai, jo. čia jo dirbtinai sukurta sala parkas. Labai nemažai žmonių čia. Tikėjausi mažiau, kad bus. Va, čia visa istorija tikriausiai Highline, gal ir ne. Jo. Čia apie augaliukus kažką rašo. Jo, apie tos augalus, kad tvarko. Nuo 2009 pasirodo šitie augalai. Tai čia tikriausiai buvo senasis 15 metų atgal, va. Čia buvo tikriausiai senasis upėjus, kuris ėjo virš, ne po žemė, buvo virš Niujorko. Ai, va, žiūrėk, kaip pasirodė. Jo, Kaip jis buvo baisiai atrodė, jis apleistas. labai jo apleistas. O dabar va. Čia iš dienos meto. Čia filmą rodo kažkokią? Aš tai nežinau. Kažkokią instaliaciją gal? Koks čia garsas. Maybe it's movie time. No. Kažkokia tiesiog instaliacija. Ai, jo, čia traukiniai, čia nebuvo subėjais, čia buvo traukiniai. Ir matai per visą Niujorką. Per Manhetaną ėjo. Va, čia gražu. Tai čia jau Chelsea, atrodo, skaitėsi. Einam, ne? Ten yra tokia zona, kur yra atodanga ant stogo, gali matyti dalį Niujorko. Bet vėl kaip praeitą kartą New labai Jersey. didžiulis vėjas prieš Jo. paskutinį vakarą. Turėsime bent kokią nuotrauką gal iš tenais matėm Gal. pernai. Ai, jo, mes pernai buvo. Ir šiemet buvo. Nu, šiemet. Jo, aš buvom tiesiog per praeitą Datūžėje. kelionę, kad buvom. Bet jeigu lygiai tai va, prieš paskutinis vakaras, ne prieš, o paskutinis realiai vakaras, ir didžiulis vėjas. Čia ta sala gražiai atsidengia. O, ten toliau New Jersey's. Mums labai New Jersey's patiko. Labai, bet dabar jau Manhetanas. Jo, nes mes 2 kartus anksčiau buvę ir abu kartus buvom pasiėmę gyventi New Jersey. Tai kažkaip gal kur gyveni ten ir visai pritiko. Na, ja. O dabar šį kartą pasiėmėm pačią Manhetaną. Tai dabar patiko ir Manhetanas. Nes šiaip žymiai greičiau gali susisiekti su visų miestu. O iš kaip New Jersey, tai tu išeini realiai visai dienai ir vakarė jau grįžti pavargęs. O čia gali spėti dar kažkur per pietus grįžti namo, pailsėti, vėl išeiti, pavalgyti. Nu, kad ir šiandien žiūrėk. Jo. Jeigu būtų reikėjo su PF persikelti ir... Kaip dar anksčiau. O jeigu mes prieš tai dar galvom gyventi Harrison, kas yra dar toliau. Ja. Arba ten, kaip vadinasi, Įsikaukus, Meadowlands. Tai dar toliau gaunasi. Tai jeigu bent kokią valandą važiuoti, sakykime, nu gal ne valandą, kokios 40-50 minučių iki pat Manhetano. Ir autobus. Ir tada dar Manhetano. Ar net autobusų, net netraukime Ne, to? autobus. Nu jo, būtų biškį sudėtingiau.
Tai šį kartą nusprendėm pasirinkti Manhetaną. Kokį grį debesis buvo. Spūdingai atrodo. Tie pastatai dangoraižiai ir kai debesis taip greit plaukia. Labai faina atmosfera vakare čia. Dieną net nepalyginsi, kiek čia būna žmonių, čia sunku prasilenkti. Šiaip jo būna labai daug žmonių. O dabar mažokai. Na, bet ir oras ir šventė. Tai. Žuvyčių nėra. Čia žuvytės buvo? Jo, čia. Ai, tai ta pati žuvytės. Čia buvo kultūros meninė instaliacija žuvyčių, kurios roko grupė tikriausiai su muzikiniais instrumentais. Labai gražu. Čia gali bet atsisėsti, čia tokia yra kaip... Kaip vadinasi? Amfiteatras? Kaune kaip buvo. Kaune kaip būna. Ne amfiteatras čia? Va, gal negirdėjau. Amfiteatras, tai vat ir žiūri. Čia visą dieną gali sėdėti ir žiūrėti. Čia irgi būna pilna žmonių, kai ateina. Tai gero oro. Arba ne tokį vakarą, tikriausiai. Šiaip labai įdomu, kas Times Square dedasi dabar. Manau, nueisim praščekinti Times Square. Čia galvoju, tada jau kitą kartą, kai buvom tvarkę. Jo. Na, man atrodo, čia apačioje nebuvo to remonto, bet buvo va čia viršuje. Va šitoje vietoje jau buvo, bet apačioje nebuvo. Praeitą kartą tai balandžio mėnesį. Jo, mes prieš kiek, pusę metų tada buvom. Truputėlį šilčiau buvo. Čia irgi ta temperatūra mes žemėje būtum bent mėnesio anksčiau atvažiavę. Tai buvo ten dar gera vasara, nors spalis, bet vis tiek dar toks vasariškas oras buvo. Ir praeitą savaitę mes kai buvom, šiek buvo šilta šiaip. Ja. Nereikia labai tų striukių. O šią savaitę jau tikrai žvarbu. Bet čia momentai, eini į metro karštą, nes metro karštą. Išeini iš metro vėjas, vėsu. Aš tie namai labai įspūdingai atrodo dėl tų langų. Man tokia, kaip žinai, kaip bokalų būna, tokie bokalai, kažkas vieno tipo yra, kur lygiai taip pat siaura apačioj ir viršuj, o tokie kvadračiukai iš šonų platėja. Smagu čia būtų gyventi. Jo, ir iš tikrųjų labai atvira, kai kur labai matosi ir ką žmonės veikia. Aišku, dauguma čia prisidengia. Šiaip įdomu būna stebėti, kaip atrodo viduj interjeras, koks, kaip kas susidėta. Mes gyvenam Norvegijai, tai Norvegijai realiai nėra užuolaidų ir... Labai mažai kas turi užuolaidas. Aš atsimenu, kaip mes pirmą kartą atsikraustėm į Norvegiją, skundėme šeimininkam, kad nėra užuolaidų. Jo. Bet jie pasakė, nieks čia nieko nežiūri. Tai galbūt jie tiesiog ir nedaro tų langų taip su užuolaidom, nes šiaip nieks ir nežiūri. Ja.
O čia tiesiai matosi tas the edge vadinamas, ar ne? Jo, tas atsikišimas. Baisu, ten būtų užlipti. Taip, bet tenai vyksta turai, gali užlipti, pasižiūrėti visą New Yorką iš viršaus. Ir climb yra tas, kur tu gali su virvėm kopti dangoraižį. Šitas vakarės man tai yra, tu jau parodysiu. Toks išskirtinis. Jo. Nelabai matėm. Va, čia namuose žmonės galim paspoksuoti per langus, nežinau ar matys per kamerą. Matosi, kad gamina valgyti virtuvėj. Va, dedasi kažką. Okay, paspoksuojam užteks. Negadinkim šiandien. Kiek čia aukšto? Reikia paskaičiuoti. Tai ant žemės 4. Ir įdomiausia, Kokia graži kad jeigu nori viršutinę mašiną išsiimti ir visas apatinės ištraukti. Ar ne? O man atrodo, gal išlenda jis į priekį, o gal ir ne. Ne, nelogiška. Nu, nes, pavyzdžiui, mano, kur prie sienos antram aukšte. Tai tu tikriausiai turi išvaryti. Nu tai bet čia volė tada yra tas vadinamas, kai jie išvairuoja raktelius paliekia. Turbūt pranešėm, kada tu atvyksi pasiimti mašiną ir jie išvaro ją. Nėra, kad ar turi nulydinėti pats. Nu, ne. Tikriausiai ne pats jau. Kaip teisingai reikėtų sakyti, volet ar valet parking? Valet, turbūt ne volet, volet yra piniginė. Nu, bet gal, nežinau. Ai sunkiai, jie čia amerikoniškai kalba, tokiais greitai žodžiais, terminais. Kartais labai sudėtinga suprasti, reikia perklausti. Bet man atrodo lygiai taip pat visur, jeigu, tarkim, lietuviškai irgi, kai mes kalbam, sako žmonės, kurie nemoka lietuviškai, kad mes greitai kalbam, žinai, ir tai čia man atrodo, kaip savo kalbą kalbė, tai gan greitai kalbė, tai ne visur supranta. Jeigu ir, tarkim, šiek tiek moka, arba moka bent, neneiti tą kalbą, neidealiai, tai sunkiau suprasti. Jau skuba, šaukia, prisirūkia, kur dar rūko. Bet iš tikrųjų, nors žiūrėk, lapkričio visai pati pabaiga, bet dar kiek medžių su lapais. Labai daug. Jo. Bet vienam įdomu, kaip centriniam parke šnekame, nes buvom pačią, trečią dieną New Yorką buvom centriniam parke. Jau Tai nebepamenu. buvo, man atrodo, buvo ir su medžiai, su lapais, kai kurie buvo, kai kurie be lapų. Bet čia vis dar labai mėlynas dangus, žiūriu, net ne. Atrodo kaip, ne kad diena, bet toks vakaras, nors jau saulė nusileido prieš 2 geras valandas, 2,5 kokių. Bet nėra, kad juoda būtų. Kuku. Čia labai įdomus paveikslas, žiūriu. Ne paveikslas čia, kaip čia menas. Piešinės. Su varnais. Ar kas čia tokie šikšnosparniai? Čia kažkas su korona, gandriukas. Nu, kas šikšnosparnis. Čia kaip gražu. Vau. Ar matei šitą? Mačiau. Va šitą galiu pavadinti. Kas čia yra? Nu, kad jie saugo. Saugo, galiu Ir šuniukam čia neleidžia neįsisuot, nei kahoti. Iš vis čia šunų negali rastis. Mačiau, kai buvo iš okay. kitos pusės, kaip jam nuo Veselio.
tada buvo vartai, čia ir buvo parašyta, kada uždaro, kada atidaro ir kad su 8 negalim visai. Vis aš keletą dienų ėjom iš kitos pusės šiek tiek. Bet irgi, man visą aptarkėm, ar ne? Ne, O tikriausiai. gal ir visą? Nepamenu. Ne visą, bet tada tenais neėmėm pas pradžios, nes ten ir vėjuota dabar būtų labai ir ten nieko nėra tiesiog. Kiek mes jau laiko einam? 18 minučių. Labai greitai. Bet net nėra žmonių. Sparčiai einam ir vėsu ir... Nu, va, galim pažiūrėti, kur mes čia randamės. Realiai beveik pusiaukelėj. Oi. Mes realiai eisim iki čia, nes ten tas galas atviras ir ten nieko nėra ir ten jau toksai... Jo, kažką reiškia gal. Ten jau ne plytelės kažkokias ištiesas, o tiesiog žvyras papiltas. Nėra lygu, malonu ir šiaip labai vėjuota ten syvi. Aš prieš keletą dienų ėjau, tai kiek galėjau skarėjau ten. Aš nežinau dar kaip teisingai laikyti tą kamerą. Atrodo, kažkaip kampas blogas. O, žiūrėk, koks turkiai. Šiaip Gerai atrodo. galima uždėti wide filtrą. Nebuvau uždėjęs. Vieną kartą pamiršau. Va. Kietai atrodo. O, čia kokie. Čia iš metalo, iš medžio nesakysiu. Lygtais smėlis dažytas. Yo luego empieza ahí, como qué platillo O, ir šiaip ten. O ir šiandien ir mes pasiėm padėkos dienos vakarienę, kadangi kad negamint patiem ir nepasidaryt labai daug, arba tiesiog kad negamint, užsisakėm iš parduotuvės, kuri gamina ir tiekia tos padėkos dienos pietus vakarienę. Tai buvo galima išsirinkti realiai iš įvairių patiekalų. Begalis. Tikrai buvo labai daug pasirinkimų. Bet labai faina, kad gali pasirinkti, kiek žmonių valgys. Buvo ir po 12 porcijų ten žmonių, dydžios, po 4, vas 2. Bet buvo galima atsimti ir paketą visiems jau, Jo. tarkim, 2 žmonėm buvo. Nepamenu kokia kaina, gal irgi apie 40 kažkur buvo. Jo. Bet jau buvo sudarytas tas meniu visas, o mes patys susirinkom, ką norėjom. Tai pasiėmėm moliūgų ir kario sriubos, tą prieš išeinant suvalgėm. Ir po to buvo grybų ir daržovių tokie kaip, kas jie tokie? Endris. Kas jį toks tarteriukas lengvas, man atrodo. Na, Bet toks su mum- tešla aplinkui. Jo, bandelė kažkokia daryta. Mums realiai tas starteris ar entry, kaip pasakyti, tai yra kaip pagrindinis Amerikai. Ai, Nes šitas porcijos jo- šitas labai jo buvo didelės. Kaip čia tas appetizeris, ar Nu, ne? jo. O ne kaip pagrindinis. Ne, nes pagrindiniai buvo, man atrodo, ten bulvių košė, ne, čia kaip saitsai. Jo, bet ten tada turkių buvo visas, kalakučiukas kažkoksai. Bet mums jo nereikia, jeigu čia būtume dar 2 savaitės, Tada jo.
galima tikrai. Ir Stengiamės imtis kažkur, kad būtų tikrai nedaug to maisto, nes mes jau rytoj kaip išvažiuojam. Tai va, ir trečią dar patiekalą ėmėm. Ten kaip desertas, spanguolių ir brie sūrio, tokios skarelės. rankinukai. Jo, verčia purse, tai purses, kaip rankinukai išeitų. Tai sakau, gal vadina kitaip, nes kaip Lietuvoje, sakykime, vadina kažkas skarelės ar, nesuktinukai, kaip čia vadinti. Tiesiog tokių formų pyragaičiai. Tai čia įdomi, kad vadina kaip rankinukais. Bet iš tikrųjų, kaip sulankstyta gali pavadinti rankinuku. Tai va, ir už visus šitus 3 patiekalus mokėjom $40 berods. Tokiam su centais plus taksai. Bet čia gavosi sriuba 3 žmonėm, tada tas entry appetizeris ar starteris, nežinau kas ten. Šitas grybas, ne? 2 porcija ir tie rankinukai yra desertas 4, nes 12 vienetų. Bet šiaip sakyčiau, aš tikėjausi daugiau kažkaip, kad bus maisto, nes mes kai buvom kavinėse, jeigu jinai tokia, bet, ne restoraną, bet tokia kavinė, tai ten porcijos yra tikrai labai didelės. Aš kažkaip įtariau, kad ir čia bus didelė porcija, bet tikrai normali. Mes atskirai susirinkam, bet iš kitos pusės kavinėj tau nebūtina viską suvalgyti. Nes čia labai žmonės. Ta prasme, ką tu be užsiskaitai, yra didžiulė porcija. Mums labai sunkiai sekasi ir mes viską stengiamės suvalgyti arba paliekam. Nors realiai reikia prašyti dėžutės ir tu tą dalyką tiesiog nešiesi namie ir tada į darbą sekančią dieną suvalgai ar kaip tu nori suvalgai. Vakarienė gali, Jo. Nes čia tikrai prie mūsų žiūrėk, kai buvom tam Applebee's, tai prie mūsų irgi šalia sėdėjo šeima irgi užsisakė dėžutę, kad įsisidėti. Realiai tiek pat valgė kaip mes, o mes suvalgėm realiai. Jo. Pas tai šiek tiek liko. Tuo per daug. Tikrai porcijos labai didelė. Bet čia šita vakarienė, tai pats tas jaučiu. Nes žiūrėk, išrinko kaip ant grybų, tai susipylėm ir gavosi kaip 2. I'm having them. There's also donuts. Arba atsiliekam, arba aplinkim, bet jau čia atsiliekam. Čia galim pažiūrėti. Ir čia va dar yra suoliukai visur. Nu, ne visur, bet momentais yra suoliukai. Ir mes tada, kai buvom rudenį praeitą spalį, tai buvo labai daug žmonių, kur sėdėjo, nes čia buvo geras oras, šilta. Bėgikas bėga. Čia gana vėjuota bėgti, Manau, įpratęs. bet kai prabėgi greitai, tai Einam pas balandį? galim prie balandžio nueiti. Nusivesim jūs prie balandžio. Čia dabar kaip tik labai jisai ant bangos, labai populiarus. Mačiau ir dar prieš kelionę labai daug ir reelsų, ir nuotraukų. Aš dabar nežinau, koks tikslas to balandžio realiai, bet čia... Nežinau, aš labai šiaip neskaitau, kaip būna. Ar kažkokie paaiškinimai, ar istorijos, ar kažkas. Ir karas labiau pasidomi tokiais dalykais. Ne visada. Oi, kaip šiandien. Būna aktualūs dalykai, įdomus dalykai, tai tais ir domiesi. Šiaip tai turbūt Niujorkas vienas iš meno miestas, jisai turi savo stilių, tai turbūt wow, net švilpia. Kur švilpia, net neaišku. Bet čia jau daugiau žmonių, mes nuo savo tų namų. Mes vieni tikėjom. Visiškai nebuvo žmonių. Jiems kitus buvom sutikę. Su kuriais pasisakai Happy Thanksgiving Day. Ai, kiek rankinukų. O jie tai labai aukštai Kas nori spalvos? pagal spalvas.
galo į dabar. Nes ten visiškai atvira. Plika, ne? Ja. Čia dar gali nueiti. Čia jaučiu padaryta kaip apžvalgos vieta. Gali mažai pasižiūrėti. Gal kažkas matosi. Įspūdingo. Ne, viskas čia yra įspūdinga iš tikrųjų. Kur pažiūrėsi, viskas yra gražu. Viskas yra kitaip, nei mes pratę. Ar balandis. Didelis. O, ten dar nesam niekada. Bet ten Vesel. Tai galbūt, Oi, tu kur ten? nežinau. Iš šono. Čia ir yra, kad nežinau. Štai. Tikras balandis. Labai graži nuotrauka turėtų būti Mačiau dabar. kažkokį reelsą ir sakė, čia tikras niujorkietiškas balandis. Okay. Aš manau, einam prie Galvoju, Vesels. pasižiūrėsiu, kur čia einu, jeigu taip iš šono. Čia einu, ar ne? Šitas tekas. Tai iki Madison tikriausiai. Pirmą Vesels ir tada galėsim grįžti atgal. Nu, nuogai kokie. Spūdingai atrodo. Būtent čia labai didelis vėjas. Jo, nes čia kurvos vietos visiškai. Prieš tai nugarą putė. Greičiau ėjosi, dabar reikia prieš vėją. Va, ir čia dar vėjai. O čia tas pastatas priešais po dešinę labai įdomus, nes jisai turi tokius kaip ir ratus, kad atrodo, lyg tai jis važinėtų tas viršutinė dalis. Praeitą kartą jau žiūrėjau vienoj, kitoj pusėj, tai įdomu, kokia jo paskirtis. Ne pastatą, nes pastatas kaip ir art space'as kažkoks. Muziejus ir tuo ratai, visi keturi, iš keturių kampų ir lygtais važinėja. Čia kaip gražiai smagu pasipuošę. Mes dar nematėm, kad čia bus taip gražiai. Ne, čia specialiai mums buvo pasipuošta. Man šiaip labai įdomu, jeigu pamatyti, nu šiaip ir dabar labai daug tų kalėdinių papuošimų mieste. Bet būtų įdomu atvažiuoti pasižiūrėti, kaip yra grynai gruodį. Gal sniego būtų kažkiek. Ir sniegas jo, arba kaip viskas pilnumoje pasipuošę. Nes dabar dar vis tiek buvo Halloweenas, ar ne, tie moliūgai. Dabar Thanksgiving, tai... O po Thanksgiving jau grynai kalėdų laikotarpis. O kiek čia daug žmonių? Biškai panašu į, kaip būtų koksai ar eglutės įžiebimas, ar nauji metai, žinai. Jo. O, man sako. Aš irgi net susiklausau. Okay. Gal užeinam čia? Po to išeisim. Kaip manai?
O, jinai. Oho, kiek šaunu. Šildas. Galit komentaruose pasidaryti, ko mes čia ieškosim. Čia turi atsirasti dabar variantai. Man atrodo, jau radau koordinatės. Labai gražu. Man atrodo, darysim pauzę. Neužilgo gal. O, čia mašinyčių yra. Bet uždengtas. Bet aš žinau, kad čia per modeliai, bent vieną tikrai. Nu ir šitą žinau, čia Bugattis. A, šita. O ten Ferraris kažkoks tai. Testarossa gal. Mažytė sena. Okay. Darom pertrauką, tai grįžtam. Grįžom. Mes jau čia... Su naujom jėgom. Bet kiek čia daug žmonių? Ką čia visi veikia? Parduotuvės nedirba. Bet prekybos centras dirba. Jo, bet parduotuvė čia nei viena nedirba. Viršų kavinės, man atrodo. Ai, neberas. Šiaip aš dar siūlyčiau kažkur nueiti pizzos laisvą suvalgyti. Taip, einam, žiūrėsim gal kur nors. Visien laukia dar mūsų kokie 8 km iki namų. Aš iš tikrųjų nežinau, ar verta mums čia eiti viršų dar toliau. Ai, čia visi nusifotografuoja. O mes juos nufilmuosim. Su plačiom šypsenom. Nu, labai gražu. Gražu. Einam tuo naujų takeliu? Kam? Einam tuo naujų takeliu, kurio neėjom? Į tą šoną? Jo. O kur tu po to dar norėjai? Tai O. Bryant? Times Square. Gal Bryant praeik, Five Avenue pasižiūrėt. O tai dar ne tas takelis ir ten dar ne? Jo, į tą pusę, nes jis eina link Penn Station, o iš Penn Station neįsis ir Times Square. Ai, tai gal norėtum. Madison Square Garden galim praeiti pasižiūrėti. Ir žinoma, eisim pizzos laisvę ieškoti. Manau tikrai bent jau tam centre, kur Times Square ir, nežinau, Bryant Parkas, tam Aš manau, tam regione tai tikrai bus kažkas, kas dirba. aš manau, rasim greičiau. Aš tik bandau prisiminti, kaip aną dieną buvo prie Times Square, prie Madison Square Garden, kur šalia McDonald'o. Ai, kad buvo daug žmonių. Ne, pica. Ai, kad tiesiog radom pizzos. Jo, o kaip tas laisvas buvo, ar geras, ar Ai, vertas, ar ne? geras, jau labai. O čia buvo uždaryta, ar ne? Ne, nepanašu. Aš pastumsiu. Ai, va, parašyta, kad nuo 6 iki 1 dirba. Okay. Tai galima matyti pasivaikščioti. Nesenai buvo atidarytas ir štai buvo uždarytas dėl žmonių saugumo, nes buvo nesaugus, buvo galima nukrysti lengvai kažkaip, tai čia
Bet čia žiūri dar ir dešinę kažkur nuėjimas yra. Į dešinę tai ir yra tas į galą įėjimas, bet jisai visiškai atviras. Ir jo nėra malonai, tikrai. Aną dieną vėjuota buvo nemalonu, šiandien to labiau, dar vakaras ir dar vėsiau. O gal einam į Džojaus pizzeriją tam skvere? Šiaip dar nebuvom Džojaus pizza. Ar einam į tą itališką tarp 6 Avenue? Nes man tai itališka, Man ir tai tinka. bet šiaip yra, net ta itališka turi pavadinimą. Nežinau, ar sakyti ar ne. Gal ne, nesakysiu. Nu, aš buvau sugalvojęs, leptelėjau vieną kartą, bet nesakysiu. Jeigu nenori, tai dabar vėl artėjom prie balandžio. Man vada. Jo, dabar aš kažkaip noriu susirinkti. Nu, ir dar naujas takelis, dar neįtas. Manau, skirtingų laikotarpių buvo atidaryta, nes... O, skiriasi danga. Jo. Šiaip net Highline, sakyčiau, matosi tie etapai, tikriausiai buvo atidaryta. Tai čia tikriausiai nebuvo jau to gal to geležinkelio pačio trailo. Čia gal ir nema, bet jis eina link Madison Square Garden, Penn Station, tai Ai, galbūt. ir logiška. Penn tai yra Pennsylvania Station, iš tikras. The guy. Man teko parabūti beveik visą savaitę Pensilvanijai, mažam miestelį, tai labai jauku, smagu ir faina būti tokia aplankoj. Paliko didelį įspūdį. Tokiam mažam mieste, ne? Jo, buvau ledo rytelio varžybose, tai nėra čia tos pagrindinės ledo rytelio varžybos, tai buvo, man atrodo, Amerikos lygos, tai žemesnės lygos varžybos. Labai smagu, kai ateina vietiniai žmonės pamatyti tą visą procedūrą, matyti atidarimą, kas būna per tas pertraukėlės ir taip toliau. Pirmą kartą stebėjau ledo rytelį, realiai nieko nesupratau. Atsimenu tik iš vaikystės, kai esu žaidęs, man atrodo dar tuo diskėtiniu, kur geltonas diskėtis dėdavosi kompiuterį, to paprastą, ten būdavo kažkoks ledo ritulys, nes aš tą muzikėlę. Iš kažkur iš vaikystės tą muzikėlę. Skamba galvoju. O, Ai, va čia matosi va Madison Square Garden. jau sankryžos yra Pennsylvania Station. Ai, ta prieš tą tada spalvotą. Madison Square Garden. O Madison Square Garden tai yra kaip halė, ar ne? Kaip Žalgirio žalė. arena. Na jo. Tiesiog renginių salė. Krepšinis, turbūt ledo ritulis, viskas vyksta. O, kaip čia kvepia. Tokiu grilio maistu. Jo. Labai smagios šitas serijas būna man. Visada pamatai ir noris užėjti, o kas ten yra. Neapsakomai didelis miestas. Miestas yra milžiniškas tikrai. Tai viena iš mūsų mėgstamiausių parduotuvių, Whole Foods. Rekomenduoju filmą pasižiūrėti apie šią parduotuvę. Šiek tiek, nežinau, ar visiems ar ne, bet man apie maistą šiek tiek pakeičiu požiūrį į maistą. Jo, mes važiavom, kad būtent tas Whole Foods
Kur dabar? Būtent tas Whole Foods labai koncentruojasi į kokybę, sveikajo, organišką, būtent į vietinius ūkius ir panašiai, tai tikrai po filmo tikrai sudarė visai kitoks dar įspūdis negu pagal parduotuvę. Nes prieš tai atrodė tiesiog labai brangi parduotuvė, bet nėra visi produktai brangūs šiaip. Kad būtų brangesni, sakykime, negu kitose parduotuvėse. Šiaip tas pastebėjimas dėl produktų, tai tas apsas, kurį tu naudoji, kur skanuoji barkodą ir tau rodo jo kiek sveikiau. skaliai. Tikriausiai, kaip jisai sveikas, kiek yra. Ir mes taip įsitikinam su beigeliais, nebūtinai brangesni beigeliai, sveikesni, ar populiaresni sveikesni, tai čia metus sakyti reikėtų. Ai, tai čia jau yra tas stotis, ar ne? Ne, tai mes einam tiesiai. Ai, tai čia labai greitai. Ir Tauragė yra. Tai va, praėjom tą naują takelį, jis nebuvo toks ilgas. Man greičiau, vyko kelias sekundės. Jo, čia dar įdomi, kad šviesoforas žmonėm yra arba oranžinė ranka, arba baltas žmogus. Nu, čia būtent pėstiesiam. Tas paprastas šviesoforas tai toks pat. Ai, dabar tikrai bus nėra. Tai arba baltas žmogus, kuris eina, arba oranžinė ranka, kuri skaičiuoja laiką, arba dar kur mirksi. Tai jeigu mirksi, reiškia, dar gali eiti, bet jau netoli ta raudona mūsų. O jeigu baltas žmogus, tai jau tikrai gali eiti. Šiaip pirmą kartą atvažiavus buvo labai keista. Mes net realiai nesupratom, ką čia daryti. Kitoks šviesoforas. Šiandien ryte išlipom iš traukinio Subway ir ėjom per perėją ir šalia ėjo Britai. Raudonas žmogus ir 30 sekundžių dega ir mažėja laikas, Britai sustoja, tiesiog stovėjo. Jo, mums reikėjo juos... Jo, ta rankytė mirksėjo, kur dar galima eiti. Ne, kad dar galima, bet čia nėra, kad kažkoks labai ribotas laikas, bet tu dar laisvai gali eiti. Iki kol jinai nustoja mirksėti. Bet kaip pirmą kartą važiuoju, tikrai sunku susigaudyti, nes visiškai kitoks žymėjimas perėjų. Neperėjų tų šviesoforo žmonėm per perėjas. Einam kiaurai tiesiog, kad žinome visą sferą, ne? Kiek čia būsim prifilmavę? Nemažai laiko. Manau, virš valandos turim 2 valandas ėjimo. 8,74 kilometrų. Jo. Trumpam išeisim pasivaikščioti. Jo, sakėm, trumpam išeinam ir grįšim namo. Galiu užeit pavalgyti, ne? Pasėdėt, baras. Jo, gali pavalgyti. Čia viena iš pagrindinių traukinių stočių. Po Grand Central turbūt. Va čia jau šilta. Eini į vidų ir šilta. Kur mums toliau dar žemyn reikėjo? Per 10. Ar per? Aš nežinau, ar per kairę galima. Tikriausiai. Manau, galima. Ir taip.
visi kažkaip tai va šerifai. Labai daug tų skirtingų jurisdikcijų pareigūnų, nes gali pamatyti toj pačioj patalpoj kareivį, šerifą, paprastą policininką, tada policininką iš kažkokio tai būrio specialaus. Jo, sakau, armijos. Tai prieinama, čia išeisim tiesiai Medis. Priverčia jau saugiau. Su šuniukais labai daug. Nemažai emergency buttons visokių įvairiausiose vietose. O, čia jau ir metro įvėjimai. Štai visas žemėlapis. Metro linijų. Labai man patinka vaikščioti, ypač kai lietus lyja, nes tu gali tiesiog šorkatą dėti per metro linijas, vieną, du blokus sutaupyti, po to kitoje veikti vėl sutaupyti laiko, jo, nesušlapti. Ar čia neš... Va, šoks pasirodymas. If you wanted to take martial arts from a kid, you could have did that. You would have been just as good as anybody else to take martial. That's how life is. So ain't no battle. It's just what a person want to learn when they pick up this. That's how it is. And just like that, I ain't never liked that. I'm not a Gal pradės grot. I don't like it, but I can play it. So ain't nothing is impossible. Okay. When it comes to the human body, you play anything you want. O jau pasaka. Bet ir groja. Nori kavos? Nori pizzos? Net neišsatėjęs. Ne. Tai pabandom užeiti tą. Iš gatvės. Jo. Na, pabandom eiti gal iki itališkos. Man ten labai patinka atmosfera. Turim savo favorite pizzą. Tokia cheesy. Ai, tipo pica. Jo. Nežinau, nereikia su tais pagardais, peperoniais. Faina, viskas mėgsti, viskas smagu, faina, kad yra jų, bet gal aš netoleruoju tiesiog. Ai, man atrodo, mums kažkas paprasčiausia vis tai būna geriausia. O čia čystai tikrai pati paprasčiausia pica. Dar jeigu užsibarstai parmezaną. Reikia ir prieskonių kokių pabandyti kartą. Net keista čia, kad margaritą mes vadinam kaip ir tą su sūriu tiesiog. O čia margarita visai kitokia turi negu kad su sūriu. Su sūriu yra vienokios, o ta margarita yra visai kitokia.
Tos mocarelos turi ir pomidorų padaras. Tokiais patažymais. Sūda pica. Pas mus yra čia. Dabar išeisim iš po Madison Square Garden. Ja. Tai ir garsioji Madison Square Garden. Pagrindinis įėjimas. Galim iš šono pafilmuoti. Los Tacos. Viena mėgstamiausių turbūt turistų mėgiamų vietų visada eilė. Visada eilė. Nebūtinai turistų, man atrodo. Nu, gal ir vietinė. Ten matom šviečiančią Madison Square Garden. Einam? Čia yra mėgstamiausia Michaelo Scotto iš ofiso pizzerija, nes niekad jo ir nebuvo. Bet man atrodo, jo ir nėra kainų, tai man tas nėra faina kažkaip eiti ten, kur nėra kainos, nežinai, kiek sumokėsi. Nes būna dažnai šitie vat vagonėliai. Jo. Čia visur yra, jo, čia visur yra patiekalai, bet nėra kainų. Jeigu iš pradžių nepasiklausi kainos, tai gali labai daug sumokėti. Ir va, kur buvo paradas, jau viskas sutvarkyta. Ar čia nebuvo paradas? Va čia jau buvo po dešinę. Bet čia aš dėl šitų galvoju. Jo, buvo visur. Ir automobilį važiuoja žmonės. Praseisim pro Macy's. Bent jie skelbėsi, kad tai yra didžiausia parduotuvė pasaulyje. Ant šono kažkur rašo. Kaip yra iš tikrųjų neaišku. Va čia yra kainos. Pasilgsiu visą šitą. Rytoj Black Friday, tai labai žiūri daug išpardavimų. Ten buvo per 50% viskai parduotuviai. Nori? Galvoju, jeigu čia yra. Galim vėliau dar. Arba rytoj. Da. Kas ten per parduotuvę? Rūbų. Rūbų niekada nepasimažė. Ir aš labai didelė rūbų pirkėja, pas mane lūžta spinta. Ir vis tiek nėra ką apsirengti. Tai mes dažniausiai turbūt nešiom vieną tą patį rūbą tiesiog. Kol Aš jis jau nešioja. aš labai neperku rūbų ir labai ne. Aš galvau, tu apginsi mane prieš žmonės. Ne, kodėl? Nes aš šiaip labai nedaug rūbų perku ir aš jeigu
jeigu man tik reikia, ar labai reklamuoti. O, copyrightai ateina. O tu net norėjai pasiimti? Ne, aš norėjau iš itališkos 5 ir 6. Neatsimenu. O, nemačiau Hot Wheels. Nice. Čia vitrinas, labai gražios dekoracijos. Lego. Labai daug. Jau įsivaizduoju, kas darosi tam skvere. Tam link Pepsi yra? Jo. Jau čia bus daug žmonių. Dar daug. Čia labai daug balandžių. Kaip mes čia matysime? Mažų balandžių. Čia man atrodo iš to vagonėlio, biškį pamaitino. Tikriausiai. Balandžių moterės taip ir nematėm. Prieš keletą dienų buvom Plazos viešbutį, lobby vadinamam. Tai tenais yra ekspozicija Kevino kepurių iš Vienos namuose, su kuriomis buvo Niujorke. Ir ten dalis buvo antra. Okay. Senai nematyta iš senai nematytas yra Vienos namuose bent mums. Nu jos ir tai. Kad tą filmą būna įdomu, dabar kažkaip neįdomu žiūrėti. Nebent pažiūrėti kaip tos vietos, kur prasideda tie... Plėšikai? Jo, kad prasideda tie plėšikai. Nes tai jau pati plėšikų, man kažkaip jau nebeįdomu. Menkinuką va galima vardinti. Jo, daug kur prekiauja. Kino kvartaliai. Ten stovi moteris su katalogais, net ant kampų gatvę. O, toks kalakutas praėjo. Kaip ten stovi? Tai sakau, prie kampų Jo. gatvę. Jau tik šalta pasidarė. Biškai papatė vėjas.
Šiaip pas Joy nėra eilės. Ar čia ne Joy's? Ne, man atrodo. Ir toliau Joy's. Little. Bet čia, man atrodo, ta pati tik kita vieta. Jeigu yra viduj ir sėst, why not? Okay. Hi, 2 cheese and slice. 2 cheese? Yeah. Mano čia dar labai įdomiai atrodo. Yes. Hi, you're waiting. So they get 2 cheese. Waffle margarita garlic nuts. Guys. Steak. Va, baksą. Turim baksą. Nori galvo? Ne, nenoriu. Einam atsisėsti ar? Taip, aš pažiūrėsiu. Čia šilta, tai bus galima biškis užšilti. Nors nėra, kad labai šalta būtų, bet vis tiek pasidėti gerai kojas pašildyti. Ne pašildyti, o pailsinti. Vis tiek jau daug šiandien laika. Reklamuojas. Čia atėjo mūsų maistas. Tuoj, atsinė iš prieskonių ir parmezano. Įspūdingiausias picos dalykas Niujorke yra picos padas, pasistengsiu parodyti. Ne visur, bet daug kur jis yra grudeliuotas. Yeah. Chicken ricotta. Kažkam bulvėm kepia. Tai va, užkandam paslaisiuką. Tikriausiai reiks dar po vieną. Atrodo visą laiką vieno mažai, nes šiaip žmonės po 2 valgo žiūri visur. Nu, daugumoje atveju. Bet mes dar turim maistą namie. Jo, ir rytdienai reikia pasileisti. Prasme, rytdienai slaisuką pasilikti. Štai gal Joy's tada. Joy's turbūt pati garsiausia pica. Populiariausia. Jo. Ten gal labai daug nuotraukų prikabinta, kur visų garsina, kad garsius žmonės atėjo. Jo. Nori pravydarį ar šalyvatvį? Šaktyračių. Ai, tai išsukam į kelią. Šis galvoju, gal vieną gatvę kertam į kairę ir tada iš tos kitos ateinam, nes šita tokia... O štai čia nelabai užbūtų, tada levesti. Dar sakančiai, tiesiog į kairę ir reiškia. Čia kažką laukia visi. Čia, tada sakančiai.
vienas geriausių bankų tikriausiai Chase. Čia tu šalta. Vėjas užpučia, ne? Saga. Pirmą kartą matau šitą sagą. O dėdė rašo kažką, sėdi prie suolo. Siuva. Jisai siuvėjas. O, 99 cents pizza. Esam bandę ir tų pigių pizzą, bet nelabai. Ai, kažkur tai buvo labai gera. Nebeatsimenu, turiu, bet ten kur laukiam. Naktį? Tai ten nebuvo ta pigi, man tai ta patiko. Gal buvau alkana. Bet čia kokia eilė po 99. Mes toje, kur buvom, tai $4 laisvas. Tai cheese pizzos. Čia tai nemažai lieka. Kaip eilinė diena, aš čia sakyčiau. Viskas dirba. Šventinė diena, bet žmonių nėra mažiau. Mes taip ir nevažiavom to autobusą vakar, pasiėmėm lankstinuką. Ne, švabiškai tokio, čia orange busas pasidaro raudonų. O gal šitie su nuolaida, ei. Ai, kad aš ir net nebenoriu, tu nori dar autobusą? Na, tikrai. Next time. Ne, tikrai. Tai kitą kartą viskas okei. Reikia kažką pasilikti kiekvienam kartui. Iš kiekvieno karto reikia kažką pasilikti kitam kartui. Triukšmą daug, čia daug. There we go. Mes turbūt kiekvieną kartą šiek tiek išsigąstam Times Square. Toksai per daug. Bet ne veltui sako apie 160 000 kas metais kasdieną atvyksta turistų. Tikrai daug žmonių. Jo, šitie 19. Dėl to orange busą mes norėjom.
Bet kitą kartą jau Čia žinosi. pernai norėjau. Jo. Va, labai šilta. Čia visada, kai eini gatve yra metro, nežinau, grotos, linijos, eini virš jų ir tenais yra metalinė konstrukcija, nežinau, kaip pasakyti. Nu, kaip ventiliacijai tokia Jo, jo. padaryta. Iš jos eina karštas oras, ten labai karšta. Nu, nedegina, bet šilta. Jo, nu, šilta visi. Bėgam. Ne. Kodėl tu? Nelaiko pradėjo važiuoti. Nereikia daugiau jokių džiaivokų čia. Nu, toks tai skersas buvo atėjimas. Bananas! Ai, čia balionas gal kažkaip, man į koją kaip tik trenkęs gal kas čia buvo. Okay. ¿Usted está lejos? Kaip jom nešalta su sijonu, su maike. Who knows? Garsusis Timesas. Ai, ten toliau Timesas. Aš nežinau, kur tiksliai čia pasidama, tačiau visur tu Oi. tempų. Sako, vidurnaktį būna 3 minutėm kažkokią tai animaciją rodo. 3 sekundėm? Ne, 3 sekundės yra blenkas visai. Jo, ir tada... Ar 5 sekundės. Bet rodo animaciją. Ai, jau šito nežinau. Su animaciniais personažais, kurie ten stovi. Vienu žodžiu veiksmo čia belekiek. Visa daina groja, čia aš nežinau, vieną po minučių belekiek kartą. Čia ant repito jinai. Taip ramiai ir jaukiai romantiškai vaikščiom. Ir dabar papuolėme. Bet šiaip neplanavom, kaip ir ateiti čia planavom. Aš norėjau praeiti dar kartelį. Dar vienas blokas ir išeisim jau. Ką nepračiai? Dar kartą pabūti. Aha. Kaip Palangoj. Street cred, club makes you feel like you a slime in your head. Rainbow said you could be Kiek žmonių.
Veiksmo pilna. Protestuoja žmogus prieš trečią pasaulinį karą. Kas? Nemačiau, net kas Jo, parašyta. World War III. Stop. Tai va, čia turbūt ir pagrindas, ar ne? Atsimenu pirmą kartą, kai buvom viską, bijojom išsitraukti telefoną, nufotografuoti kažką. Tai. Man prisižiūrė visur, kad labai daug skemerių ir vagių ir visko, bet iš tikrųjų taip nėra. Kad ir anuos personažuose ten matosi. Nenoriu vardinti garsiai, tiesiog ten matosi. Bet buvo irgi Personažai. sakyta, kad tie personažai juos fotografuoja, jie po to prašo pinigų. Tai. Bet, nebuvo taip. Pasižiūrim mugę čia kalėdinę, kuri atsidarė jau. Čia tiesiai iš karto yra atsidarius. Kur tada? Ja, maną kartą dar buvo neatsidarius. Svarbiausia vengti akių kontakto. Bet dar daugiau žmonių. Tai tokia siaura vieta. Jo. Oi, dūmina. Ai, čia. Jo. Quand tu dis c'est là. Ah non, voilà. Tam kokių fainų yra. Su pėdutėm. Jo. Su šunimis. Ežersūrėjų yra. Kažkam sūrėjų. Yra kačiukai. Va, labai panašu šitas. Ne? Sako, čia nereis. Aš pagal pavadinimą. Ai, pagal pavadinimą tai sunku bus. Yra šitoks toks terjeras. Šitas, ne šitas. Panašu, kad nėra. Dar yra toks pusbrolis turbūt. Jo, čia žiūriu palei sėlę, bet ne, nėra.
Noriu karštą šokoladą. Mes namie turim šaltos kavos. O, dar negeriam, reikia. Bet gal rytoj jau. O jeigu neužmygsiu po to? Na va, baigės Times Square'as. Labai skanas spurgas ten. Yra būta. Ir dabar eisim. Link 5 pasimsim dar paslaistą. Ai, ne. Link namų, bet gal metro. Dar reikia suvalgyti ir padėkoti. Mas aqui tem coisas muito giras. Jo. Assim, Amendams parduoda taip šiek tiek savo gaisrinę. Bet jau čia per Times Square, tai daugiausiai turistų ir eina. Jo. Nes Pažiūrėk, jis čia grožis. kalbų gali žiūrėti. Ta, klausyk. Spalvos, švieselės, viskas blizga. Bet vos vienas blokas nuo Times Square ir Ir ramybė. ramybė. Ir vėl toks vaibas, ramu, faina, gera. Ai, ne, tie ledai, kur vakar valgėm. O Hard Rockas turi ir savo hotelį. Nu, net nežinojau. Wow. Taip pat Niujorke gali gatvėje nusipirkti AirPodsus, Air Maxus, bet turbūt nelabai originalą, tikriausiai. Matė žodis, kur kalbėjom, baletas. Valet. Nu jo, baletai rašosi apie tai. Jo. Tai Valet. tikriausiai baletas kažkaip. Valet. Valet. Čia vėl žmonių daugiau, bet čia tas radio. Po kairė bus radio. Po tiesiai einam toliau. Po kairė tada gausis. Jo, tada po kairė Rockefelleris. Taip, bet mes jau link jų neinam, mes tiesiog, jeigu labai nori, galim sėsti metro ir važiuoti namo. Galim dar praeiti. Galim praeiti. Čia tu sprendi šį kartą. Labai turbūt pavargai jau. Šiaip pavargis jau kiek valandų, beveik 8. O, tai pats laikas. Aš manau, kad arba vieną stotelę, arba einame metro. O kas ten dar tiesiai yra? Čia yra po kairę Rockefelleris. Kitam blokė. O čia iš kur kitam blokė po kairę yra Lėdės, kuris matys. O, čia yra dar viena. Mes jau turiu čia daug, padaugėjo vėl žmonių, galvoju, kažkas čia jau bus. well, maybe not. Šeštadienį šiandien mes jau išėjom Thanksgiving paradą. O, kaip mielas, fainas žašinėka. Ai, čia gali būti, kad eina iš Kinijos.
Jeigu 8. Jo, vyks. Tai ką mes darom? Metro turim tenais po kairę. Rockefellerį ten. Galima eiti iki Rockefellerio. Galima eiti per patį Rockefellerį, per MPC studijoje, per vidų. Einam per vidų? Ar nori eiti per vidų? Einam į kitą pusės gatvę. Tiek. Lankytinos vietos tikrai turi. Daug žmonių. Bet čia mes palikam, ne tą picą, prieš renginį. Prieš tą šou. Ne, ten į kitą pusę dar. Bet čia ta pati pizzerija. Frančizinė. Mažoji Italijos pizza. Ne, būtent vietomis. Ne, šita. Ten toj, tam į dešinę vaizdas. Praėjom? Dar nepapuošta. Kada įžiebimas? Man atrodo gruodžio 3, ar 2, ar kažkas pradžioj. Tai čia pagrindinė eglutė, ar ne, gaunasi? Jo. Bet tenai skaitosi kaip papuošta dabar, jeigu ta viršūnė jau yra, ar ne? Tik neįjungta, nes to apstatymo nebėra. Ai, jinai neturi kaip žaisliukų, tai ar turi? Turbūt tik lemputės. Gal, aš ir galvoju, gal tik lemputės. Bet tikriausiai ir negali prieiti arčiau mažiau tvorą. Jo, ta. Tai negali labai pažiūrėti, ar čia tik lemputės, ar... Na, aišku, žaisliukai matytus iš toli, bet ar su lemputėm ar ne. Aš manau, kad papuošta. Matosi lygtais kažkas yra. Šiaip... Pagalvojau apie Lego parduotuvę, bet nedirba šiandien. Rytoj. No, I saw something. Tiktakai, ar kaip ten juos vadina? Tiktokai. Tokeriai. Tiktokeriai. Minutė $5 ir kiek sakai? Crazy sumas. Bet čia jeigu parašyta, jeigu neparašyta, tai jau čia dar daugiau. Crazy sumas. Va, čia buvo 8,99. Wow. $9 už minutę. Va čia tai algos.
Aš nežinau, ar mes einam per tą grūstį, nors nėra didelės grūsties ar žmonių, bet ten ledo arena yra apačioj, žmonės čiuožinėja. Tokie leidžia laiką. Aš irgi jau pavargau. Aš sakyti, labai mėgau. Jau ir kamera išsikraudo. Gal turim baterijų? Ne, jau sunaudotas powerbankas. Va. Bet ir ledų mašinos dirba, dabar šalta atrodo. Very important. Aš nežinau, kodėl mes čia esam. Aš nežinau, kad mes čia atėjom. Vienam prieskaičius. Ja. Ryte žmonės buvo su kalakutų kepurėm, dabar jau šelniu. Tai jau viskas jau. A čia turime? Aš jau nebežinau, aš žinau, kad ten yra prie Bryant Parko metro stotelė. Gal iki jo einant irgi yra. Nematau niekur burbulo. Čia ten. Žinau, kad buvo 5, ta 6, 5 neatsimenu. Kur. Gal išmes ką kitur metro būtų? Nes čia jau viskas jau Bryant Parkas, neužkau. Aš neatsimenu kiek toliau, bet kažkiek toliau, Sergei. Siūlo eiti iki Grand Centro. Grand Central. Tai galim, nueiti bus ramiau, smagiau. Žinai, kur? Jo. Čia į kairę Matai suksim. dabar kai kurie, nors dabar jau atidaryti, bet atidarytos kai kurios linijos. Jo, einam į kairę. Te lo voy a dar porque ahorita está caliente. Gali būt. Mačiau, kad žaidžia kažkas, bet tenais koledžo tas krepšinis buvo. Čia kaip buvom pizzerija ir dar kažką žaidė, tai nesupratau tokį, kad startą kažko.
Gal nori baigti filmuoti, nes vėl labai kažko čia bus. Aš galvoju, baigsim metro įveinant. Ne, čia bus labai sunku perėti. Einam čia ir į kairę ir į dešinę. Čia, kur benamio tas emigrantų viešbutis. Jo, tų, kurie nelegalų viešbutis. Jis išnuomotas yra Amerikos valstybės ir visus, nu ne visus galbūt neprimti, bet tokius ten turėjom visus toks Roosevelto viešbutis vadinasi. Tai čia stotis. Čia tas parvažiavimas, kur yra per stotį. Čia reikėtų eiti dešinį. Štur. Ar nori eiti iš čia ar per tą tarpą kažkokį? Ar aš skubu per daug? Jo, labai nukojas varga. Ir galvas labai susiduoti. Nu vis tiek labai anksti kėlėmės. Na jau.
Tai gal pareinam dar kaip atėjom, tai čia tai pareinam. Aš tai galėčiau, o tu? Aš turėčiau. Mum į patį terminalą eit reikia? Ką? Mum į patį terminalą eit reikia? Kažkur rodė ten kitos pusės. Bent įėjimas, bet tikriausiai prie čia irgi bus praėjimas, aišku. Prie terminalo. Įėjimas visam. Nes įėjimą rodo, bet čia. Nu, gerai. Jo, nu, čia ant kampo. Ai, lauke tada? Bet sakau, galima čia tikriausiai. Galim. Right there. Jo, aš nežinau kur. Čia kažkas. Čia daugiau šitas video gaunasi SMR, nei mes kalbam. Vieną rytą. Okay, 12,85 km. Čia kažkur įvėjimas rodė. Ne čia? Kampo kažką prašė, bet... Tai ne čia? Thank you. No.
Ne čia. O kur mes einam atgal? Ar kas? Ai va, yra. Sorry. Vaitaise pasirodo. Ai. Romui reikia Subway. S ar kokią? Nes Slovakija turi 567. Tai čia. Tu netų spalvų, tai ir nesupranti. Ja, biškai kitai. Į kairę. Rodai dešinę, rodai kairę. Nu tai ką. Tai ką, mes ir baigsim savo pasivaikščiojimą. Jo. O Niujorką? Valgėt. Vėl valgėt. Pavakarieniausim, gal kažką susidėsim lagaminą, apsitvarkysim ir tiek. Tai iki kitą kartą Niujorke. Iki kitą kartą. Stand clear of the closing door.